Pirmi fotografiniai bandymai atsirado jau maždaug prieš 10-metį, dar kai mokiausi mokykloje, kaip daugumai gal šių laikų žmonių jie atsirado, nes jį tapo prieinama, nes turim telefonus, kurie fotografuoja gan neblogai. Tai taip ir pradėjau fotografuoti, ieškoti kažkokių kampų, kadro. Kitas aspektas, kada pradėjau jos mokytis daugiau, tai tiesiog žiūrėdamas video internete, irgi kaip kiti eksperimentuoja ir tiesiog tai buvo smagus laisvalaikio praleidimo būdas. Stengiuosi išėjęs tiesiog į lauką, kad ir pasivaikščioti, bandau rasti kažką įdomaus, kas kažkur kas patraukia dėmesį, stengiuosi įamžinti. Dažnai atkreipia dėmesį kažkokia šviesa, kuri krinta, ar tai būtų tiesiog lauke, kieme prie namo, ar tai būtų kažkokios pelkės, ar miške. Tai gal pirmas dalykas, ką pamatau, šviesa krintanti. Ir jo, taip. Taip, mano darbuose dominuoja juoda balta. Galiu pasakyti, kad jos irgi yra spalvos, bet dėl ko man jos patinka, nes sukuria tą kontrastą ir galbūt įtraukia, išskiria tą objektą ar subjektą, kurį noriu išryškinti. Dažnai savo kadruotėse naudoju tokią centrinę kadruotę, tai kas man įdomu, pastatau į vidurį arba į kraštus, tai kitai vadinama trečdalių, kaip ir trečdalių kompozicija, ką pastatai centre, kairėje pusėje arba dešinėje pusėje. Taip. Tai nors pradėjau fotografuoti telefonu, bet perėjau ir per analoginę fotografiją ir skaitmeninę fotografiją. Tai galbūt analoginė fotografija išmokė, kad reikia taupyti kadrus, nes turi 36 kadrus vienoje juostelėje ir nori pagauti kažką tikrai įdomaus, kas man atrodo yra verta kadro. Tai taip ir perėjo į dabartinį požiūrį, ar fotografuoju, ar fotoaparatu, ar telefonu. Vis tiek noriu pagauti kažką įdomaus ir iš karto. Nemėgstu leisti daug laiko prie kompiuterio, tad noriu gauti tai, ką noriu gauti iš karto. Vis tiek mano visi kadrai, visos serijos yra po vienu pavadinimu, tai yra eksperimentai. Tai sakyčiau, kad vis tiek tas kaip ir mano toks matymas fotografinis yra susidaręs, tai gali lokacijos skirtis, gali būti skirtingi žemynai, ar ten tiesiog tas pats mano namo kiemas ar gamta, vis tiek požiūris mano yra panašus, tai kaip ir tiesiog kokioje vietoje atsiduriu tuo momentu, tą ir fotografuoju. Nekantrauju, įdomu sudalyvauti pirmą kartą parodoje, pamatyti savo darbus tokioje formalioje aplinkoje, ne tik tai per kompiuterio ar telefono ekraną. Bus įdomu išgirsti ir kitų žmonių nuomonės, ir pabendrauti, ir pasidalinti, pažiūrėti, kaip kiti mato pro mano objektyvo vaizdą.